pradedame tiesioginę transliaciją iš Lietuvos futbolo federacijos stadiono. Čia Lietuvos nacionalinė moterų futbolo rinktinė FIFA pasaulio čempionato atrankoje susitinka su Gruzijos nacionalinė rinktinė. Taip, Minsko komandoje žaidžia Kino Partikašvili, trečiasis numeris. Dabar galbūt prieš šios atakos, dabar viena prieš vartinę. Lietuvos moterų rinktinė priekyje Sonata Vanagaitė. Vos prasidėjus rungtynėms viena prieš vartininkę išbėga ir kaip smagu matyti tą mūsų rinktinės džiaugsmą. O čia dar vienas šansas! Panelis. Fantastika, kad žaidžia mūsų merginos Raimonda Blažytė. Štai tai. Paskutinės svarbiausios pozicijas. Dabar labai puikus šansas ir Gruzijos komanda, ačiū Dievui, muša šalia vartų. O Genčioje tas viršūdė. Nesako. Matosi, kad viena iš lyderių čia Vanagaitė. Aštrus kampas reikia duoti, yra komandos draugė šiek tiek toliau ir dabar nepamatė galbūt jos, kad bandė viską užbaigti pati. Negaliu pasakyti, kad pasakyti, kam mums lygio Perūno vartų negu Perero. Ne Perero, o Gustinės vartininkė. Finansas puikiai žaidžia. Puikiai. Rekamolė, ojojoj, Vanagaitė. Varžovas paspaustų merginos. Labai geras perdavimas ir vėl tarpelį ir yra šansas smūgiui. Pavojinga situacija, vartininkė kamolio nepagauna. Partikašvili užsuka kamolį ir 2-1. Puikus įvartis. Nina Partikašvili. Nepavyksta mūsų vartininkai Gretai Kaselytė išgelbėti komandos nuo įvarčio. Tiesiog į priekį, laisvą plodą, čia Vanagaitė tikrai gali pabėgti greitesnė. Viena prieš vartininkę, kampas aštrotas. Šansas smūgiui. Vanagaitė, nepavyksta pataikyti į vartų plotą. Tai nebent reikia, nežinau, labai viena prieš vartininkę. Ir rezultatas būdo. Intriga grįžta nuo 9 numeris, Katė Škonė lygina rezultatą. Mūsų komandos visų sekasi gynybose. Žiūrėkite, jeigu ir šitą kamuolys įsimšus, matyti kiekvieno pakrupavimą šartin, galėtum tiksliai viską pasakyti čia nesąmonė. Čia nesąmonė visiška, nežinau ką pasakyti. Absurdiškas įvartis. Netoli priekį atliekamas kamuolys ir ten tai ir vėl buvo iš kovoti. Žmonės ploja. Viktorija Budrytė arčiau vartų, ten smūgis. 3-3. Vartininkas Lietuvos rinktinės lygina rezultatą. Šaunuolis merginos. O čia šansas varžovams. Arčiau vartų. Ir Lakadikas karai nesąmonė čia daras. Pasakykite man kodėl mūsų komandos
labai svarbios pergalės. Ir rungtynės baigėsi. Baigėsi rezultatų 3-4. Gruzija džiaugiasi taip, lyg būtų laimėjusi pasaulio čempionatą. Tačiau ačiū merginoms, ačiū jums už kovą, už ryžtą, charakterį, kviečiu jas palaikyti gyvai. Jau kitose rungtynėse čia Lietuvos futbolo federacijos stadione.